Fotografija Lietuvoje plačiau buvo paplitusi jau 20-ojo amžiaus pradžioje, bet iš tikrųjų plačiai fotografijos kultūra subujojo Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Pavyzdžiui, vien Kaune per pirmus 10 nepriklausomybės metų fotoateljė padvigubėjo nuo 15 iki 30. Fotografai profesionalai kūrė portretus ir vinjetės studijose, maketavo nuotraukas pridėdami papildomų elementų, dirbo pagal iškvietimą ir fiksavo renginius, šventes ir įvairiausius kitokius dalykus. Bet dirbo ne tik jie. Fotoaparatus, juosteles ir nuotraukų ryškinimą sau galėjo leisti vis daugiau žmonių, todėl nepriklausomybės laikotarpiu pradėjo kurti daug fotografijos mėgėjų. Žmonių, kuriems fotografija buvo hobis ir smagus laisvalaikis, o ne pragyvenimo šaltinis. Keliaudami po Lietuvą ir fiksuodami atsitiktinius dalykus, jie mums paliko neįkainojamą paveldą, nenupoliruotą ir detalę laisvos valstybės kasdienybę, gatvių gyvenimą, gyvūnus, žmones, gamtos vaizdus, pastatus ir daugelį įdomybių. Vytauto Didžiojo karo muziejuje saugomi gausūs tokių šviesulių kaip etnografas Balys Buročas, hidrologas Steponas Kolupaila, karininkas Merdardas Vasiliauskas ir kitų šviesulių fotografijos rinkiniai. Fotografavo Tadas Ivanauskas, Matas Šalčius, Antanas Poška savo knygas iliustruodami pačių darytomis nuotraukomis. Beje, šiuo metu muziejuje kaip tik veikia Merdardo Vasiliausko nuotraukų paroda, kurią kviečiame aplankyti. Kuriantis ir klestint fotomėgėjų kultūrai, 33 metais įkurta Fotomėgėjų sąjunga, jos nariai rengia parodas, leido periodiką ir taip stipriai pakėlė mėgėjiškos fotografijos kultūros lygį. Daugelis jų fotografavo įvairiais Kodak Brownie, Leica, Voigtlander fotoaparatais. Itin populiarūs buvo šitokie vokiški Zeiss Ikon fotoaparatai, koks yra mano rankose. Šis fotoaparatas beje priklausė ne bet kam, o profesoriui Vladui Jurkučiui, ekonomikos mokslų daktarui, Lietuvos banko organizatoriui ir lietuviško lito tėvui.